Meilė, valia ir veiksmas – gyvybės dovana. Meilė, valia ir veiksmas – tai galingos jėgos, kurios sudaro gyvenimo audinį. Šios jėgos yra gilios, sudėtingos ir glaudžiai susijusios. Jos gali paversti svarbias svajones į realybę, o neįmanomas misijas į tikslus, kurių siekiame. Meilė yra širdies plakimo šaltinis. Ji maitina dvasią ir suteikia gyvenimui prasmę. Ji verda mumyse kaip šiluma, palengvinanti santykius ir leidžianti mums jausti didžiulį džiaugsmą. Meilė padeda suprasti, rūpintis ir kurti ryšius su kitais. Tai maitina mūsų sielą, leisdama jausti, kad mes priklausome bendruomeniai, o kiti žmonės yra mūsų šeima. Valia yra vidinė ugnis, kuris suteikia mums nusiteikimą siekti tikslų ir atkaklumą juos įgyvendinti. Tai yra sprendimo ir atsakomybės jėga, kuri verčia mus žengti pirmą žingsnį, netgi tamsiuose etapuose. Valia leidžia mums iškelti savo užduotis, kurias paverčia mūsų svajonės tikrovę. Ji įkvepia mūsų gyvenimą ir suteikia tikslą. Veiksmas yra jėga, kuri leidžia mums išreikšti meilę ir įgyvendinti savo valią. Tai yra jungtis tarp minties ir fizinės veiklos. Veiksmas nėra tik žodžių ar ketinimų išraiška. Tai yra judėjimas, kuris gali keisti pasaulį. Jis leidžia mums padaryti žingsnį į priekį ir prisidėti prie savo pačių ir kitų žmonių gerovės. Sąveika tarp šių trijų jėgų yra tai, kas kuria stebuklus. Meilė motyvuoja mūsų veiksmus ir suteikia jiems reikšmės. Valia padeda mums pasirinkti kryptį ir išlikti atkakliais net sunkumo etapais. Veiksmas tampa tų ketinimų ir jausmų įgyvendinimu. Tai yra kūrybingumo ir atsidavimo jungtis, kuris suteikia gyvenimui gilumą. Meilė, valia ir veiksmas – tai gyvybės dovana, kurios galima siekti visada. Šios jėgos yra mūsų viduje, o jų sąveika gali pakeisti pasaulį ir padaryti jį geresnį. Tai yra tai, kas leidžia mums kurti, augti ir tapti žmonėmis, kuriems rūpi ne tik pačių gyvenimas, bet ir visos planetos likimas.